Sveiki žvejai, su jumis Rolandas Rūlis ir vlogas prie Sendorio TV. Šios dienos vlogė jūs pamatysite dviejų dalių žvejybą, kuri pirma, kai gaudėme Nemuno žemupį prie belekokio kiekio karšių, praktiškai sugadino mums jie žvejybą, bet pasigrožėsit tikrai karšių nerštų ir manau, pamatysit, kad žuvies labai tikrai dar daug turim. Ir antroji dalis prie vietinio karjeriuko nulėkiau pažvejoti darbo keliom valandom. Ir kaip man seksis, pamatysite toliau. Komentuokit, kaip jums sekasi. Žuvė, bet to nebus karšis. Nebus karšėlis. Kupra sakai? Gali būti. Jo. Karšėlis. Į galvą. Į burną? Į burną? Ne. Į galvą, viršui. Jo, neršia, visi spaguoti. Bet tai kaip įdomu. Geras čia. Taip. Ateik bičiulį, atkabinsim ir paleisim. Opa. Tonas. Bet tai kaip gražumu. Reik nusifotinti skyriui. Dar padaryk fotografiją. Koks rot. Matas neršia, matai spagai. Jo. O, Netvažiavom lydekų. fotkin. Taip. Na, pabandykim ir betavo. Koks pogotas ir šavotas. Super. Gerai. Nu ką, mažėlį. Švitrinė. Bėg toliau, atsiprašau, kad sutrukdėm. Eik toliau neršti. Nu ką, Rūlis valdo. Va, karšių nerštas. Nu, įtarka mums lydekų nešviečia, tokie plaukia. Nu, kad bet juos atplaukia, va, žinau, matosi, ne, gražuoliai neršia. Kai atplaukėm, va, vėl. Va, kas deda senu. Pažintinė bent kelionė karšių nerštą. O, eik tu savo, kaip gražu. Visi didelė, ne? Nu, didelį. Nu, įliuks. Vasarą Kuršių mariose pagausim išneršusius. Bet dabar čia mums bus su lydekom prasti reikalai, manau. Nu, bet jau, kad atvarėm, tai reikia žvejot. Nu, dar pafilmuosiu, jeigu iš arčiau pamatysiu. Nu kągi, karšėlis. Oi, mes čia vargsiam. Na, blemba. Nepažvėjosim mes normaliai. Jo, visos lydekinis vietos okupuotas karšių. Atsikabink. Tai vat, bičiuliai, atvažiuojat gaudyti lydekų, pamatai, kad čia tikimybė pagauti lydeką. Gumanų prieš.
pasikabin. Jo. O koks erelis. Žiūrėk. Nežinau, ar jau matos. Gražu. Karšių nerštas. Pakeitėm vietą ir vietoj karščio užkibo zuikis puikis ant vobleriuko. O, kaip gražiai. Pliumpt. Piu. Rulis valdo. Taip, taip, taip. Ne kitaip. Ištraukiam čia, kad nesibaigtų žvejyba anksčiau laiko. Pasižiūrėjom gražių vaizdų, karšių ir turim ir lydeką. Važiuojam toliau. Kągi. Pabandom čia. Murzins vanduo. Crazy Fire Tigeris. Vandens drastiškai trūksta visur. Nu jo. Tokia šiandien žvejyba. Iš valties ir nuo kranto. Čia. Kol kas ne. Kol kas ne. Nu va, draugs atsidarė, nežinau, matos, peiliuką.
obeliem nusėdus. Nu taip. Nekiba. Šves. Liktais buvo atsvakt. Nu čia turiu pagauti. Kai bus, tai bus jau. Keičiam į bilduką, žemaituką. Dami. Nieko. O, turiu. O, pagaliau. Žemaitis, žemaitis. Oi, tu jo fana. Ką jūs galit kipti, va. Eik tu. Sau. Ach, tu velniukšti. O, apkibus. Nu, atiduok draugiškai, nesipykstant. Žiuokis. Žiuokis maži. Žiuokis. Op, 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 op. Atė. Taip. Pagaliau. Pagaliau pavargais negalais. Kosminė sunki žvejyba. Tiek nenorėjimas kepti. Čia kažkas nerealaus. Siurbėlėm apėjusios. Stovi vienoj vietoj ir nejuda. Einam toliau.
Tai va, baigiam savo, nežinau pavadinti čia žvejybą, ar čia čigonėjimą. Pakeitėm 3 vietas, 2 iš valčių, 1 nuo krantų. Nu, pagavom bendroje sumoje 3 lydekaitės. Ir kas čia gali būti, kad nekimba taip. Labai žemas vanduo. Murzinas, matai, deguonies nėra, kažkas, nežinau, to kibusios visos tas lydekaitis siurbėlėm. Kai kur vienas telkinys, kur bandėm karšiai, neršia ten, tikiuosi matysis, kur yra nufilmuota koks kiekis karšių, kai karšiai neršia. Visas lydekos yra panikoje, nežino ką daryti, išstumtas iš savo buvimo zonų. Ir jau lapija buvo ten sužėlusi, nesitikėjom, bet taip yra. Tai va, sunkus tas pavasaris kažko, bent jau mums. Bet, kaip sakom, žvejokim ir mėgaukimės. Sveiki, šį kartą kitoj vietoje, kaip praeitą žvejybą sugadino karšiai. Dabar keliom valandėlėm atlėkiau po darbo pažvejoti į karjeriuką netoli esantį. Nu, čia karšių tikiuosi, jeigu ir yra, tai netiek daug, jie nesugadins man žvejybos. Ir tikėkimės, kad kažką pavyks iššaptyti, nes labai sunkiai visi skundžiasi, kad žvejybos nėra. Pasėmiau bildukų, pasėmiau kelis populiariausius vestinus, aišku, Crazy Fire Tigerį, Bliaušiną, Watermelioną. Bandysim, žvejosim, stebėsim. Nu, gal pavyks ir kažką pagauti, tikiuosi labai, nes jau labai norisi. Tikrai pas mus čia laiką naktį šalta, šalnas, žodžiu, situacija sunki su lydekom, vandens mažai, nu, ta pati giesmelė, kiek čia galim giedoti, reikia žvejoti, kad ir kokias sąlygas yra, reikia bandyti, nieko nepadarysi. Taigi, pradedam žvejybą, pasėmiau praktiškai tik bildukus. Nu, va, žemaitis, aišku, jis yra Aqua Freshas. Pasiėmiau kelis populiariausias Weston Ukraina, Ocean Blue, Watermelionas. Vieną dėžutę. Nu, čia irgi tą būtinai reiks pamėtyti vandenį. Gal netgi pradžioje ir pamėtyti reikėtų. Kaip jisai Grinčas pavogė kalėdas ar ne, ar pavogs kaimynų lydeką. Tai ir uždėkime vien kabliuku, fluorokarbono pavadėlis, einam žvejoti. Kai nekimbant nieko, dėdė Fire Tigeris padeda. Žvejyboje asilkutė, bet vis tiek malonu. Op. Įlupyta gražiai. Op, kaip gražiai viskas vyksta. O, big. Tai va, kiek visą laiką kartoju ir kartuosiu. Kitų masalų nekimba, užsidėkit Crazy Fire Tigerį. Jeigu ant jo nekimba, galite važiuoti. Na,
Bo. Čia mano toks subjektyvus. Aišku, jūs nei važiuosit, nei ką. Bet va, toj vietoj pramėčiau su kitais masalais, grįždamas pranečiau Fire Tiger, užsidėjau. Fakt, lydekutis. Ir užkibo. Gal visai neprarasta, dar žvejyba bus. Žiūrėsim. Šiaip tai labai sunkus pavasaris. Bent jau pas mus Žemaitijos Nemuno žemupy. Pasakykit, kaip jums sekasi komentaruose. Smeigia. Smeigia. Opa. Netikėtai, nelauktai. Lydeks užkieba. Neblogs. Na taip. Opa, gražuolė. Pasismagink. Nebijok, to keliaus namiai. Tik. Opa. Kudutė. Apkėbus, aišku, kaip ne. Vo. Antroji. Kai surėjo. Tai geriuką. Gražiai išlys. Opa, atiduok. Kaip laik kitos kelnės paliko įrankiai. Ai, nesuspausk. Op. Nu. Op. Ai. Nenoriu kruvinais pirštais. Nu, nekask. Godžiai griebė. Reik fotkę padaryti. Lyga tokia. Gerai, dabar filmuojam. Paleidimas, viskas keliauja to. Op. Tolyn. Rulsvold. Žvejyba baigta. Taigi, jeigu tu jau pažiūrėjai šitą vlogą, gali paspausti like, subscribe, būsiu dėkingas. Ir, nu ką, prisižvėjosime dar didesnių lydekų, viskas tik prasideda. Paukštelė pipo, paukščia skraida, žuvis nerš. Taigi, visiems gero sezono ir iki malonaus.